Tai laba diena, esu Marius ir per šias kelias minutės norėjau pašnekėti tokią temą, kuri galbūt aktuali ir kitiem esantiem šioje salėje, tai apie viešuosius pirkimus. Ir galbūt jūs dalyvaujate, jau čia kolegė, kadangi užsiminė apie tą procesą, kaip jį reikėtų, kiti galbūt kažkaip dalyvaujate kitose vaidmenyse. Ir tiesiog norėjau pašnekėti būtent žemiausią kainą kaip pagrindinis sprendimo kriterijus. Ir mes girdim čia net reklamos per radiją, kad ten mes irgi norime pirkti pigiai, reiškia, reklamuojasi prekybos centrai. Jūs galbūt žinote daug atvejų, kai buvo perkami kažkokie didžiuliai infrastruktūros objektai už žemiausią kainą. Kad ir Vilniuje, pavyzdžiui, yra Goštauto estakada, kurią turėtų pabaigti, jau turėjo pabaigti prieš pusę metų. Reiškia, buvo nupirkta vėlgi tuo pačiu kriterijum vadovaujantis, nors visos kitos kompanijos buvo 20% brangesnės ir iš karto buvo 3 kompanijos, kurios galėjo padaryti tą darbą. Tai rezultatą matom šiandien, mes pirko savivaldybė dar tos darbus papildomai. Galutinė kaina bus tokia pat, kaip buvo tų kompanijų pasiūlyta ir turėsime rezultatą tik pusę metų vėliau ir šiek tiek vilčių. Kažkas, jeigu iš Kauno esat, žinot, pramogų savoje tokia vėlgi istorija analogiška. Koks skirtumas buvo tarp 3-4 vietos, reiškia, piniguose ir pirmos, tai galiausiai vis tiek sumokėta buvo galutiniai sumoji panaši suma, už kurią būtų ten 2 ar 3 viešajam pirkime kompanija. Tai mano kaip ir klausimas, ar mes turėtume visada rinktis tą mažiausios kainos kriterijų, ar čia tiesiog išreiškia mūsų nesugebėjimą nustatyti kitų kriterijų, sakykime, nesugebėjimą, ar nėra kompetentingų žmonių, kurie suformuotų užduotį kitaip negu vien pasirinkti, kad kas yra pigiausia, tas mums labiausiai tinka. Ir galiausiai, ar kiekvienas norime aplink save matyti pigiausius daiktus, kurie savaime beveik lygų, reiškia, prasčiausi daiktai. Tai dėkoju. Panašiai. O ar visais atvejais, iš viešųjų pirkimų tos pačios srities, ar visais atvejais ekonominio naudingumo, pavyzdžiui, principas gali būti taikomas prieš mažiausias kainos, pavyzdžiui, kriterijų? Tai su ekonominio naudingumo principu yra problema ta, kad jį sunku apibrėžti taip, kad visi dalyviai sutiktų, kas yra tas ekonominis naudingumas. Mažiausia kaina labai aišku, mažiausias skaičius. O ekonominis naudingumas reiškia vienam mokyklai ten perkančiam paslaugą bus vienas dalykas, rajono savivaldybei kitas, vyriausybės atstovai trečias. Tai kaip ir mano atsakymas būtų, kad čia sunku tą ekonominio naudingumo principą sutarti, koks jis yra bendras. Ir galbūt dėl to yra einama lengvesniu keliu. Dėkui.